Na, tai šiandieną norėčiau pabaigti mūsų teorinę paskaitą sprendimų priėmimo, esant neapibrėžtumo ir rizikos situacijų būtent modeliai. Ir jeigu prieš tai mes kalbėjome ir pristačiau teorinės tokias aiškinimus, ar ne, kaip mes suprantame, kas lemia iš tikrųjų tuos mūsų sprendimo priėmimus. Tada kalbėta buvo apie vizualinę informaciją, girdimąją informaciją, ar ne? Tai ir skonio receptoriai, ir kvapai, kurie iš tikrųjų įtakoja mūsų sprendimo priėmimus. Tai šiandieną keliaujame toliau ir mes turime lytę kaip sensorinę sistemą. Ir čia mes žinoma, kad odoje ir gleivinėse turime begalę daug informacijų, liežuvėje, pirštuose, delnuose. Ir būtent liečiant, slegiant odos paviršių, nerviniai mūsų impulsai siunčia į galvos smegenis kažkokią tai gautą informaciją ir taip reaguoja mūsų, čia būtų momentinė skiltis, už lytėjimo informaciją atsakinga ta esanti zona. Ir gleivės, odos receptoriai, jie reaguoja į šaltį, į šilumą, skausmo receptoriai būtent sudirgina, kad bet koks poveikis gali pažeisti organą ar audinį, ar ne. Tai sakykime, čia ką mes turime tam tikrus judesius ir tam tikrais judesiais mes netgi galime dar labiau aiškesnę informaciją gauti. Tai jeigu mes turime lateralinius judesius, tai būtent sukimą ratu, ar ne, tai galbūt dar geriau išsiaiškiname, iš kokios medžiagos tas mūsų objektas yra pagamintas. Galbūt turime pastovų sąlytį, ar ne, tai vėlgi gauname informaciją, kiek jisai yra minkštas, kiek jisai kietas. Galime išsiaiškinti tūrio uždarumo įvertinimo tam tikrą pagalbą, ar ne, atlikdami tam tikrus judesius, ar ne, ką mes ir tie receptoriai mūsų esantis pirštuose suteikia tą informaciją, o mes, dar kartelį, tikslas išsiaiškinti tūrio ir uždarumo, ar ne, mūsų objektų funkcijų tyrimai irgi atliekami tam tikro pavidalų, spaudimas, kietumo įvertinimas, nevaržomo objekto laikymas, kontūro nustatymas, ir judesiai objektų savybėms tirti. Taigi dar kartelį, mūsų signalai keliaujantis nugaros smegenimis, keliauja jie į gumburą, ten ta informacija yra paskirstoma, kuri yra svarbi ir keliauja į galvos smegenis. Ir žinoma, čia galvos smegenyse mes turime suvokimo, skausmo įvertinimą, tai būtent somatosensorinėje mūsų žievėje ir priekinėje žievės dalyje, o būtent ta pirminė motorinė žievė atsakinga jau už tą motorinės programos suformulavimą. Tai sakykime, čia mes labai skirtingai galime suvokti skausmą, ar ne? Tai pavyzdžiui, gali būti emocinis skausmas, ar ne? Kur skauda, kad jaučiam kaltę, pasibjaurėjimą, nors nėra jokio fizinio skausmo. Ne? Galime matyti kito asmens skausmą, ne? Nors ir tai yra tiesiog tas kito asmens matymas skausmas, tai yra susijęs su mūsų patirtim. Jeigu mes buvome kažkokioje panašioje situacijoje, kaip ir tas mūsų minimas asmuo, tai galbūt mes tą skausmą ir galim dalinai įsivaizduoti. Tai jau empatijos yra dalykai, nors mes tik tai vėlgi esam spėjam mes tą skausmą, mes iš tikrųjų jo nežinom ir nejaučiam. Ne? Tai dar kartelį, ir tas emocinis skausmas čia, žinoma, dalyvauja mūsų limbinė sistema, kuri bendrauja su momeninė skiltimi, ar ne, ir lygtais tą skausmą dalyvauja kartu ir taip mes lygtais emocinį skausmą galim jausti ir lygiai taip pat empatija čia limbinė sistema dalyvauja empatijos procesuose.
Žinoma, kad mūsų elgesys labai susijęs su integracija, pažinimo ir reakcijas, ar ne, kur čia dar kartelį mūsų motorinė žievė dalyvauja ir tos reakcijos susijusios su motoriniam funkcijom, na, yra aktyvios. Tai, na, imkime fizinį kažkokį pažeidimą, tai fizinis pažeidimas mes galbūt pažeidėm delne esančią dalį, ar ne, tai periferiniu nervu, tas skausmas keliauja, ar ne. Dar įdomu tai, kad jisai susiskaido pagal bangas, skausmo bangas į alfa ir beta bangą, ir čia yra dar ir C skaidulos, kurios, na, per raumeninės skaidulas keliauja į stuburo smegenis, jos čia susijungia ir būtent į centrinių keliu keliauja į somatosensorinę žievę, kur ta informacija yra apdorojama ir suvokiama, kokio dydžio tas skausmas, na ir kas iš to, ar ne, ką daryti su tuo skausmu, patraukti ranką, ar ne, sugniaužti delną, ar ne, šaukti pagalbos, nes galbūt labai stiprus kraujas bėga, ar ne, nu, kokia ta informacija, ar ne. Įdomu tai, kad smegenys natūraliai išskiria skausmo, malšintojus, nuskausminamuosius. Tai mes čia turime endorfinus, jie yra neuromoduliatoriai, vėl jeigu atsimenat iš mūsų ankstesnių paskaitų, kada mes kalbėjome apie neuromoduliatorius, endorfinai buvo minėti, tai reiškia natūralūs nuskausminamieji smegenyse. Dar labai dažnai yra placebo efektas, kada pacientams, na, sakoma, kad jie gauna vaistus ir jų efektas nėra įrodytas, bet labai dažnai dėl endorfinų būtent atsirandantis opioidų, ta tokia sekrecija smegenyse ir opioidai lygtais tie vaistai, opioidai dar kartelį, na, malšinantis ir galintis sukelti tam tikras būsenas, nu, aš įtikėjau į tai, ar ne, opioidai, na, taip aktyvina mūsų smegenis ir kovoja, na, lygtais su tam tikrų įtikėjimo, nekovoja, o paskatina būtent įtikėjimo tam tikrais dalykais. Dar, jeigu kalbant apie nuskausminamuosius, mes turime transkranialinę magnetinę stimuliaciją. Nuorodą matote ir nuorodą rasite ir Moodle sistemoje, aš tikrai ją esu patalpinusi. Labai kviečiu tai pasižiūrėti, bet jeigu tai bendrai, tai ką mes turime, kada turime galvos smegenų transkranialinė magnetinė stimuliacija tam tikrose galvos smegenų dalyse ir vėlgi, pavyzdžiui, tam tikrose klinikinėse praktikose būtent su šia stimuliacija kovojama būtent su depresija, ar ne? Tai depresija sergantis asmenys, pacientai, na, gauna lygtais tokį vieną iš gydymo būdų, būtent magnetinė stimulacija tam tikrose galvos smegenų zonose. Toliau, ką mes turime erdvės suvokimo pojūtį, tai čia mes turime begalę daug receptorių, kurie yra pirmiausia tai ausies maišeliuose ir taip mes suvokiame erdvę ir taip mes galime išlaikyti pusiausvyrą, kūno pusiausvyrą ir lygiai taip pat mes turime daug receptorių pusratiniuose kanaluose. Tai jie irgi padeda mums išlaikyti pusiausvyrą, vestibuliarinis aparatas taip yra suformuojamas ir mes turime receptorių kūno dalyse, kaip raumenyse, sausgyslėse, raiščiuose, ar ne, kur padeda vėlgi suvokti, kokioj padėtyje mūsų kūnas yra, bet vis dėlto ta erdvės suvokimo pojūtis, na, čia mes kalbame apie ausies maišelių ir pusratinių kanalų receptorius, kurie, na, yra tie pagrindiniai, kurie suformuoja mums erdvės suvokimo pojūtį. Na, o toliau lygtais erdvę mes suvokiam, bet kokioj būsenoje yra mūsų kūnas ir kad mes galėtume jį koordinuoti, atlikti koordinuotus judesius, ar ne, tai čia yra receptoriai, kurie yra raumenyse, sausgyslėse ir sąnariuose ir iš jų gauname visą tą informaciją, kad, na, mums netgi užmerktom akim galim aiškiai pasakyti, kokioj padėtyje, kokioj būsenoje yra mūsų kūnas, ranka ištiesta sulenkta, ar ne, atlieku judesį, netlieku judesį, kokį judesį, ar ne, netgi
galėtume papasakoti, kokiu kampu ir pakelta yra mūsų ranka ar koja, ar ne. Tai vėlgi būtent šių receptorių raumenyse, sausgyslės sąnariuose dėka, kurie keliauja į galvos smegenis, ar ne, į galvos smegenis, vėl į mūsų momeninę skiltį ir ten ta jutiminė šita informacija yra analizuojama. Taigi, dar kartelį, centrinė nervų sistema, mūsų tie visi gyvybiniai procesai ir būtent jie atsakingi už mūsų tą bendrąjį pojūčio rezultatą, ar ne, ir kaip sureaguoti į tą rezultatą, ar ne. Tai dar kartelį, kokia mūsų reakcija, na, keičiasi kažkokia rizika, atsiranda kažkokie tai situacijos. Ir mokslininkai sukūrė tokį darinį kaip homunculus, ar ne, matote, žmogus pavaizduotas didelėmis plaštakomis, lūpomis, liežuviu, ausim, tai visi tie jutimai čia, šitą asmenį, šitą pavaizduotą žmogų yra sudėti. Tai būtent visi šitos jutiminės sistemos, kurios vienareikšmiškai keičia mūsų sprendimo priėmimus, kada mes galim greitai čia ir dabar sureaguoti į tam tikras situacijas, ar ne? O galbūt jas sujungti vieną su kitu ir, na, pavyzdžiui, sėdime visiškai kitoj patalpoj, daromės kažkokį tai patiekalą ir jaučiam, kad svyla, ar ne, tas mūsų patiekalas. Tai žinom, kad, na, reikia išjungti kažkokią tai viryklę, kitaip, galbūt turėsime gaisrą patalpoje. Dar apie tai aš tikrai jau buvau kalbėjusi, įdomu tai, kad, būtent mūsų momeninės skiltis ir būtent dešinioji ir kairioji momeninės skiltis, priima informaciją, jeigu dešinioji iš kairiosios kūno dalies priima informaciją, kairioji iš dešiniosios. Ir dar kartelį visos jutiminės dalys, jas matote pavaizduotos, jos turi didesnį plotą, didesnį galvos smegenų tūrį, kad būtų teisingai interpretuotos ir analizuotos. Tai būtent visos kūno dalys, kuriuose daug receptorių. Tai matot ir burna, ir plaštakos, būtent jos labai didesnę kūno dalį ir užima, ar ne? Tai dar kartelį, skirtingos dalys, skirtingose vietose yra analizuojamos, tai matote ir kojos tam tikros dalys, ir rankų tam tikros dalys skirtingose dalyse, yra analizuojamos. Tai dar kartą, lygtais, šitais pojūčiais iš tikrųjų labai stipriai vadovaujasi kompanijos, ar ne, tai prekiniai ženklai, lygtais, kad tai pritrauktų mus kaip vartotojus, ar ne, tai mes ir žiūrėjom begalę daug vizualinės informacijos, kaip kuriama ir emocija, ir įvairiausi, mums svarbus kažkokie tai prisiminimai ir mums svarbios kažkokios situacijos susijusios su sveikata, su malonumais, su kažkokiu modernumu, funkcionalumu, individualumu, ar ne, tai rinkos produktai dažnai stimuliuoja tos pojūčius, vaizdas kaip atrodo, kvepia, skonis, lytėjimo pojūtis, sukelia teigiamus jausmus, ar ne, tai dar kartelį jausmai, tai yra emocijos. Tai visi ta sensorinė informacija naudojama rinkos produktuose, prekės ženkluose, kurie stimuliuoja mūsų tos pojūčius. Tai dar kartelį tampa lygtais prekinio ženklo tikslas yra tapti pirkėjo apsipirkimo malone dalimi. Tai lygtai tos lokalizacijos mums tikrai yra labai svarbios ir tie skaitimo ir girdimosios informacijos, kalbos zonos, ir tie apdorojimo srautai keliauja kartu ir taip mes turime tas socialinės smegenis, kur migdolinis kūnas apdoroja mūsų emocijas ir priima sprendimą, padeda atmintyje išlaikyti informaciją arba tik ją panaikinti. Hipokampas iš trumpalaikės į ilgalaikę perduoda informaciją, ar ne, ir kaktinė žievė, ir prieš kaktinę žievė, ta informacija lygtais sustiprina arba kaip tik ją panaikina. Taigi, ačiū Jums ir kviečiu savo žinias pasitikrinti Kahoot platformoje, būtent Moodle sistemoje, rasite klausimus, tai drąsiai pasitikrinkite, bandydami
sužinoti, kiek atidžiai dalyvavote paskaitose. Sėkmės!